Kiek laiko bėgai? Gerai. Matai, jau yra Gypas Kazimieras 3-3 bėgo. Mano 3-7, žinai, tai jau yra. O va čia aplenkė mane. Aš turbūt teks vien dėl šitas kebras. Žiūrovinėme punkte. Nu, Raselė. Jau trečiojo etapo pirmąją sportininkę, kuri pasirodė punkte. Ir va. Tai Rasa Jaugerienė, kuri atstovauja Medeinos klubą. Taigi, nekrasis žmogus, Ramiai, dabar keliukai. Ramiai. Davai, Evelina, į galą. Labai gerai! Gerai, Giedrė! Gabrielė. Rasa, ko jūs šitaip? Taip, Medeinos sportį. Ar tas, Vita, tas? Jau visos 3 merginos grįžo iš. Čia matome Ąžuolo sportininkę. Taip, Ąžuolas nelinkęs nusileisti. Jis čia pat persikėja pirmaujančią Medeinos komandą. Taip, kuo skirtumai mažesni, tuo estafetės įdomesnis, tuo intriga išlieka ilgiau. Ir labai tikimės, kad finišas, paskutinio etapo finišas priradė. Ką? Buvo biški neramu, kai Jonytę mačiau prie pirmo punkto, kažkur nubaudėjančią. Matai, nepašaukiai, ne? Ne, nu jinai bėgo tvirtai tolyn, negalėjau šaukti. Na, aišku. Bet jau finišą pradėjo šaukti kartu su Aušrinė ir galvoju, gerai. Matai, nenueik, čia tai Rūta prabėgs. Taigi, lyderių. Labai faina. Ir viena dalyvė sako komandai, viena dalyvė versmės komandai. Skenai į tą duobę įkritai? Į duobę įperkėjau. Nu, galvojau, man nenukas trumpauti. Bet ant pirmo sėdai, ne? Į pirmą? O ant pirmo sėdai? Tau jisai toliau buvo tiesiog. Gera kompanija. Medeinos komandos nario, nevaikščioti ten, kur bėgioja dalyviai. Ir sako komanda ir Medeinos kietuoliai. Štai tos 3 komandos, kurios tikisi pirmosios startuoti į paskutinį etapą. Ir pirmasis tai padaro Edgaras Voveris ir į paskutinį etapą pirmasis iškopa Mantas Rimkus. Medeinos kietuolių komanda išbėgs į paskutinį.
Taip, jo tikslas be abejo pavyti Mantą Rimkų ir finišuoti pirmajam. O Manto Rimkaus tikslas jau kitų. Kažkokie svarbus įvykiai subrendo žiūrovų punkte, ten ovacijos ir raginimai, šauksmai, matyt kažkam labai gerai sekasi ir komanda užima puikias pozicijas. Mažulis. Kad sportininkai vienas kitas sugebėtų daugiau nematau. Tatas Kulgys. Taigi taip pat komandos molimoji jėga. Sveikinimai! Kietuoliai, patvirtinimas dar tik tai tikėtina bus. Visi punktai yra. Kiek? 3. Šaunuoliai? Tai matėjai? Gal tas pasmukintas ar ne? Po to, kai jautė tas jautė, kuris bėgo. Man tada akmens buvo duobė. Kažkaip steptelėjau to... Taip, aš irgi žiūrėjau totalizatorių. O ne vienas neišuošė. Realiai galvoju, taip ir kaip ir, apie 4-5. Tai galvoju, aš niekarto negalvoju. Bet eina, sakas, ąžuolas totalizatoriui turėjo būti. Tai ko nerašiai, būtum išloktų. Jau, esą, kad nepatogu. Bet ąžuolas jau matė. Prašau ateiti ir Javojo klubo žmonės, kurie padėjo teisėjauti. Atėjo tas iškilmingasis momentas. Lietuvos orientavimuose sporto federacija apdovanoja klubo Medeina Kietuoliai sportininkus Lietuvos orientavimuose sporto klubų taurės 2009 varžybose iškovojusią pirmąją vietą. Jo. Oi, Vitke, dabar! Labai gražiai įžengė savo komandą su vėliava. Gražiai geltona ranga. Taip, labai gerai. Vienas klubas vėliava, kitas klubas. Kodėl mes atskirti? Taigi, mūsų klubos geras profesionalus, nesudaikėtos pasaulio kalnas. Tačiau ir kiekviena kitos, kaip jūs sudėtumėte.
dėmesys, koga euforijos akimirka.